Praėjusią savaitę Jungtinėse valstijose įvyko tragedija. Staigus ir katastrofiškai stiprus potvynis, kuriam nebuvo pasiruošę nei valdžia, nei paprasti gyventojai. Ir tai šalyje, kuri turi viską, ko reikia. Kataklizmų prognozavimo ir gyventojų perspėjimų sistema bei techninės galimybės reaguoti į ekstremalias situacijas. Tiesą sakant, jei į klimato situaciją žiūrėti protingai ir sąžiningai, ji neatrodo optimistiška. Nematyti jokių pagerėjimų tendencijų. Priešingai, situacija vis blogėja. Išsamesnės informacijos apie mirtiną potvynį Jungtinėse valstijose ir kitus praėjusios savaitės įvykius rasite šioje apžvalgoje. Jungtinės Amerikos valstijos. Teksaso valstija patyrė vieną iš kruviniausių stichinių nelaimių savo istorijoje. Liepos 4 naktį centrinius regionus užliejo galingos liūtys. Kai kuriuose vietose per 24 valandas iškrito daugiau nei mėnesių kritulių kiekis – 250 mm, o jų intensyvumas siekė 100 mm per valandą. Upės greitai išsiliejo iš krantų, vos per kelias minutes užtvindydamos gatves. Kero apygarda esanti Gvadalupės upės slėnyje nukentėjo ypač smarkiai. Vandens lygis pasiekė antrą aukščiausią lygį per visą stebėjimo istoriją. Gyventojai teigė, kad negavo jokių perspėjimų. Kadangi apygardoje nėra potvynio perspėjimo sistemos, jos pažadino ne sirenų kauksmas, o siautėjančių stichijų riaumojimas. Mirtina, maždaug 6 metrų aukščio banga šlavė viską savo kelyje, sugriaudama namus ir kelius. Pradėta skubi gyventojų evakuacija. Padėtis buvo ypač tragiška mistikos mergaičių vasaros stovykloje, įsikūrusioje ant upės kranto. Vanduo užklupo vaikus netikėtai, kai jie miegojo savo nameliuose. Daugelis jų atsidūrė vandens spąstuose be jokios išeities. Ryšys su stovykla buvo visiškai nutrūkęs, o išplauti keliai apsunkino gelbėtojų atvykimą. Oficialiais duomenimis čia žuvo 27 vaikai, o dar 5 yra dingę be žinios. Teksase kelias dienas tęsėsi paieškos ir gelbėjimo operacijos, kuriuose dalyvavo šimtai specialistų, kariniai Black Hawk sraigtasparniai ir šunų komandos. Iš nelaimės zonos buvo išgabenta daugiau kaip 850 žmonių, daugelis evakuoti oro. Nelaimė nusinešė 119 gyvybių 6 valstijos apskrityse. Dar 170 žmonių likimas nežinomas. Vietos valdžia pripažino, kad nesitikėjo tokio masto nelaimės, todėl preventinė gyventojų evakuacija nebuvo vykdoma. Taifūnas Danas. Liepos 6 dieną Taivano salą užklupo taifūnas Danas. Net ir artėjant prie salos pakrantės zonos susidūrė su stipriais vėjais, lietumi, potvyniais ir nuošliaužomis. Purvo srautas užklupo žvejų kaimelį, nušluodamas viską savo kelyje. Automobiliai gatvėmis plūduriavo lyg valtys. Ta pačią dieną apie vidurnaktį taifūno centras pasiekė Čiają apygardą. Pirmą kartą per 120 metų tropinis ciklonas pasiekė šią vietovę. Taivano vakarinėje pakrantėje, kurią taifūnai pasiekė itin retai, Danas buvo tikrai neįprastas ir destruktyvus įvykis. Ypač smarkiai nukentėjo pietų Taivanas. Junlinių apygardoje užfiksuoti daugiau nei 217 km/h vėjo gūsiai. O Tainano mieste stichijos visiškai sunaikino garsiuosius Nankunšen Daičenfu šventyklos vartus, kurių masyvi konstrukcija viršijo 4 aukštų pastatą. Pingdūnų apygardoje per 2 dienas iškrito beveik 2,5 mėnesių kritulių normą. Beveik 700 000 namų ūkių visame Taivane liko be elektros. Danas nusinešė 2 žmonių gyvybes, daugiau nei 500 buvo sužeisti. Susilpnėjęs iki tropinės audros, taifūnas Danas užklupo Kinijos Zhejiango provinciją, pasislinko į sausumą ir jo įtaka smarkių liūčių pavidalų išplito beveik 1500 km atstumu nuo pakrantės. Indonezija. Liepos 7 dieną Indonezijoje įvyko galingas Levatobi Laki-Laki ugnikalnių užsiveržimas. Jį lydėjo kurtinantis riaumojimas ir piroklastinis srautas. Pelenų stulpas pakilo į 18 km aukštį virš viršūnės, o karštų dalelių debesis dėl stipraus vėjo driekėsi 5 km. Keli kaimai kalnų šlaituose 15 minučių skendėjo visiškoje tamsoje ir buvo padengti storų pelenų, smėlio ir žvyro sluoksnių. Dėl užterštumo vulkaninėmis uolienomis regione dar labiau padidėjo geriamo vandens trūkumas.
Vietos gyventojai teigia, kad šis išsiveržimas buvo stipresnis nei ankstesni ir prasidėjo staiga. Dėl kylančių pelenų, kurie kėlė grėsmę skrydžiams virš rytinės Indonezijos, buvo uždaryti keli oro uostai ir atšaukta 10 skrydžių, įskaitant skrydžius į Balio salą. Vulkano pavojaus lygis išlieka aukščiausias. Valdžia perspėjo turistus ir vietos gyventojus nesiartinti prie kraterių arčiau nei 6 km. Vėliau tą pačią dieną ugnikalnis vėl išsiveržė, pakeldamas pelenų stulpą 13 km aukštį. Išsiveržimą taip pat lydėjo garsūs dundėjimai ir žemės virpėjimas. Australija. Liepos 2 naktį galingas ciklonas užklupo Australijos rytinę pakrantę, sukeldamas chaosą Naujojo Pietų Velso valstijoje. Dėl stichijų be elektros liko daugiau nei 40 000 namų ūkių ir įmonių. Didžiojo Sidnėjaus ir Alavara regionai nukentėjo nuo potvynių, 10 kelių buvo užblokuoti. Nuvirtę medžiai ir elektros energijos tiekimai sutrikimai sustabdė traukinių eismą. Kelto eismas taip pat buvo visiškai sutrikdytas. Audra atnešė stiprius vėjo gūsius, kurių greitis siekė iki 124 km/h. Sidnėjaus oro uoste dėl stipraus vėjo veikė tik vienas kilimų tūpimo takas, o apie 150 skrydžių buvo atidėti arba atšaukti. 10 namų turistiniuose kaimeliuose buvo pavojuje dėl 4 metrų aukščio bangų keliamos pakrančių sunaikinimo grėsmės. Žmonės teko evakuoti. Kai kuriuose pakrantės rajonuose bangos pakilo iki 12 metrų, o tai ženkliai padidino pakrančių eroziją. Kai kuriuose vietose iškrito daugiau nei 200 mm kritulių. Staigus vandens lygio kilimas upėse sukėlė didelius potvynius. Burilio ežero apylinkėse per naktį buvo užlieta daugiau kaip 200 namų. Meteorologai pažymi, kad dabartinis ciklonas yra vienas žalingiausių dėl lietaus, vėjo ir poveikio pakrantėje derinio. Bombiniai ciklonai dažniausiai pasitaiko šiaurės pusrutulyje, o Australijoje jie reti, ypač taip arti sausumos. Turkija. Liepos 2–3 dienomis šiaurės rytų Turkijos kalnuotus regionus užklupo prezidento neturintis Liepos mėnesio snygis. Temperatūra smarkiai nukrito, o kai kur siautė pūgos ir stiprus vėjas. Matomumas tapo beveik nulinis. Ganyklos ir keliai buvo padengti storu sniego sluoksniu. Šis neįprastas reiškinys nustebino net vietinius senbuvius. Nei vienas iš jų neprisiminė, kad čia vasaros viduryje būtų iškritęs sniegas. Kinija. Ilgai trukusios liūtys Kinijos Sičiuanio provincijoje sukėlė daugybę potvynių, purvo srautų ir nuošliaužų. Liepos 4 dieną Danbos apskrityje įvyko galinga purvo nuošliauža. Iš kalnų nusirito daugiau kaip 200 000 kubinių metrų uolienų ir žemės. Dėl to buvo apgadinti gyvenamieji pastatai, elektros linijos ir kelių infrastruktūra. Buvo apgadinta žemės ūkio paskirties žemė. 4 žmonės, kurie nelaimės metu ganė galvijus kalnuose, dingo be žinios. Daugiau nei 1700 žmonių buvo priversti evakuotis. Liepos 5 dieną Tianguano savivaldybėje Jaano apygardoje nacionalinėme greitkelyje įvyko nuošliauža. Po griuvėsiais įstrigo keli automobiliai. Žuvo 3 žmonės, o dar 2 žmonių likimas neaiškus. Rusija. Liepos 4 dieną Tiumenė užklupo smarki liūtis su kruša. Per 2 lietaus valandas mieste buvo užlietos gatvės, gyvenamieji pastatai, automobilių stovėjimo aikštelės, parduotuvės ir prekybos centrai. Kai kuriuose vietose vanduo pasiekė 1 aukšto langus. Viešasis transportas veikė su pertrūkiais. Po stichijų siautėjimų keliuose susidarė 10 balų spūstys. Tuo pačiu metu miesto meteorologijos stotis užfiksavo tik 7 mm kritulių kiekį. Tai dar kartą įrodo, kad vykstantys įvykiai gali būti labai žalingi, bet tuo pačiu metu itin lokalūs ir nepatekti į matavimo zoną. Dieną prieš tai Išimo rajone iškrito didelį kruša, kurios skersmuo siekė iki 4 cm, apgadindama namus, automobilius ir augalus. Liepos 4 dieną Omsko miestą užklupo galinga audra su perkūnija ir lietumi. Vėjo gūsiai siekė 35 m/s. Naikinantis škvalas išvertė apie 200 medžių, apvertė autobusų stoteles, nuplėšė balkonus ir stogo fragmentus, išmušė langų rėmus. Skrendanti metalų skarda pervėrė važiuojantį autobusą. Stichijos apgadino 10 automobilių ir pastatų, sukėlė spūstis. Ištisi kvartalai liko be elektros, iš dalies buvo sutrikdytas ir dujų tiekimas. Audros metu buvo sužeisti 5 žmonės.
Moteris buvo sužeista ir patyrė šoką, kai išeinant iš pastatų įgriuvo dalis šalia jos esančių balkonų. Dar 4 žmonės buvo sužeisti krintančių konstrukcijų, medžių ir nuo stogų nuplėštų metalinių elementų. Liepos 3-ąją Chabarovskas atsidūrė smarkiaus liūties įtakoje. Per 40 minučių mieste iškrito beveik 1/4 mėnesio kritulių. Kai kuriuose vietovėse dėl lietaus sienos matomumas sumažėjo iki kelių metrų. Gatvės, kiemai ir automobilių stovėjimo aikštelės buvo apsemtos vandens. Automobiliai įstrigo neramiuose srovėse. Gūsingas vėjas siekiantis 20 metrų per sekundę išvertė medžius, tvoras ir nuplėšė reklaminius stendus. Tūkstančiai gyventojų liko be elektros. Padėtis šiaurinėje Chabarovsko krašto dalyje taip pat buvo įtempta. Nikolajevsko prie Amūrų mieste nuo Liepos pradžios jau iškrito 73 mm kritulių, nors mėnesio norma tik 57. Netaip seniai Užbaikaliai duso nuo miškų gaisrų, kurie išdegino beveik 3 milijonus hektarų dūmų, o dabar regioną užliejo liūtys, sukilusios didelius potvynius. Nuo birželio 30 iki Liepos 2 dienos Užbaikaliais teritorijoje iškrito iki 3 mėnesių kritulių norma. Per kelias valandas išdžiūvusios upių vagos ir upeliai virto audringomis srovėmis, nuplaudami tiltus, kelius ir sukeldami didelius potvynius. Uzdurgo kaimas buvo atkirstas nuo pasaulio. Pavasarį sudegė tiltas, o dabar vanduo užliejo vienintelį kelią. Gyventojai liko be kelto, ryšių, interneto ir maisto parduotuvėse, o greitosios pagalbos automobiliai negalėjo pasiekti pacientų. Darasono kaime vandens lygis kai kuriuose vietose siekė juosmenį. Potvynis išplovė upės vagą ir ji tapo 3 kartus ilgesnė už tilto ilgį, kuris galiausiai sugriuvo, o vienas namas dėl nuošliaužos atsidūrė ant skardžio krašto. Darasono stotyje buvo nuplauti Transsibiro geležinkelio, pagrindinės šalies geležinkelio arterijos bėgiai. Traukinių eismas buvo laikinai sustabdytas. Gamtos stichijos pasiekė regiono sostinę Čitą. Smarkios liūtys užliejo gatves, keliai virto pelkėmis, kuriuose įstrigo automobiliai, o kai kuriuose rajonuose dingo elektra. Žmonės patyrė stipriausius sukrėtimus, tokius kaip nelaimė Teksase ar bet kokia kita stichinė nelaimė, natūraliai tikisi, kad viskas baigėsi ir daugiau nebepasikartos. Mes esame įpratę, kad viskas, kas bloga, galiausiai praeina ir vėl tampa viskas gerai, tačiau taip nėra. Jau kelis dešimtmečius mes stebime tik tai, kad situacija vis blogėja. Ir blogėja katastrofiškai greitai. Ir štai paradoksas. Mūsų yra daugiau kaip 8 milijardai protingų ir išsilavinusių žmonių. Mes turime realią galimybę išgelbėti planetą, išgelbėti gyvybės. Yra mokslininkų, kurie supranta to, kas vyksta priežastis ir siūlo sprendimus. Deja, daugelis žmonių tiesiog nenori matyti grėsmės. Nes akivaizdaus dalyko pripažinimas sugriauna jų planus, viltis, idėjas apie ateitį. Tas pats pasakytina ir apie daugumą mokslininkų, politikų, tų, kuriems mes kaip visuomenė patikėjome spręsti augančių kataklizmų problemą. Draugai, tik pažiūrėkite į pasaulį. Iš filmų ir knygų žinome, kas yra zombių apokalipsė. Kai virusas daugumą žmonių paverčia zombiais, o sveikų lieka tik nedaugelis. Taigi, mes jau dabar gyvename tokioje apokalipsėje, kai net regis protingi žmonės kalba nesąmonės apie akivaizdžius faktus. Ir visa viltis dedama ant tų kelių sveikųjų. Sprendžiant iš pasaulio, kuriame dabar gyvename, jų yra mažiau nei užsikrėtusių. Taip, dabar kažkas gali nematyti išeities, bet tai nereiškia, kad jos nėra. Kartais atrodo, kad viskas klausosi taip, kad norisi pasiduoti. Bet jei esame žmonės, jei norime gyventi, jei suprantame ir vertiname gyvenimą, tai kodėl turėtume pasiduoti? Dėl kažkieno kvailumo, trumparegiškumo? Dėl kažkieno bukumo ir godumo mes turime pasiduoti? Tiesiog nusisukti? Jei tu turi sąžinę, tai kaip gyvensi toliau? Tie, kurie neužsikrėtė iš šio zombių virusų, neturėtų pasiduoti. Gyventi reikia pagal savo sąžinę ir nesitraukti. Jei tikrai stengsimės visi kartu, tai galėsime įveikti visas mūsų visuomenės krizes, net ir baisiausią – klimato krizę. Vieni mes nesusitvarkysime, visi kartu mes galime daug ką nuveikti.